saulę, einu pro saulę, einu pro saulę. Muzikuoju kartą, pamačiau pigmentus, užstrigau duobėj, nužudžiau avį. Nesikysiu. Agri, tu tiesiog jiems pasakyk. Ką? Opas. Man darau blog duoda. Aš parduodu. Tu pats pasakyk. Молодец. Gerai. Avarplotai. Sveiki visi čia ir O kodėl man Steam'o nėra? Ar aš blogai parašiau? ir dar plius jisai sušika savo plotą, todėl dabar loida su kitu niku, loidas turi. Ir šiandien bus kitoks video. Ruojuosi kaip prasilošti ant šito servo. Kadangi buvo Velykos, visi yra vepai. Tai kaip pradėti? Rašote varpį. Patinka. Fuck, aš jau susifeilinau per pirmą sekundę. Čia čia matote. Ši vieta skirta VIP, SVIP, UVIP. Neinate čia ir pasiperkate visą inventorių Diamond blokų. Ką tu čia jums rodai? Kol pasakys, kad nebėra vietos inventoriui, imate Warp Shop. O tu... Taigi, dabar su dešiniu klavišu daužėte šį ženklą. Tada. Pinigai yra tokie. O dabar pažiūrėkime, kiek aš gaunu pinigų už tai, jog aš taip darau. Lukė. Netrukdyk. Aš noriu jam parodyti, kaip prasiglostant šitą servą ir dar bandysiu enchantinti 2 setus. Workshop. Aš netrukdau, aš tik kalbu. Kaip matote, man liko tik 7 milijonai. Nebėra 300 tūkstančių. Tačiau, kai visus šitus parduosiu. Okei. Tu ir tiek. Ką sakai? Workshop. Home, tiksliau. Palauk. Biškį tada pirmą, tada home. Gerai. Pickaxas. Reikia nustatyti. Gerai. Home. Ar noriu pradėti video? Palauk, kažką tik sustabdžiau. Savai. Abudu pradėkim tuo pačiu metu. Aš jau... Palaukit, daiktai... 13. Ne, 12.
Bandysiu savo sėkmę enchantinant setus. Pažiūrėsiu. Čia bus toksai informuojantis video. Aš žinai, kad ant kiekvieną serverį enchantai būna vis kitokie. Jo. Nu, tai džiauru biškai. Palauk biškį. Sveiki visi, čia aš grįžau. Ir dabar enchantinsim setus. Pradėkime nuo šalmo. Protection 3 Respiration 3. Neblogas. Ankrutės, kaip matote, yra Projectile Protection. Tai yra blogas dalykas. Nu gerai. Tu mano video susblogdai. Tai juokauju. Kaip matote, gavome vieną normalų enchantą ir vieną blogą. Po to išbandysiu savo sėkmę enchantint. Galbūt jūs žinote, ką enchantinsiu. Bet tai prasideda su žodžiu knyga. Nors tai yra visas žodis. Tai čia yra puikios kelnes. Protection 4, Unbreaking 3. Puikios kelnes. Ate. Taigi, kaip matome, po šito eisime į PvP. Enchantinsiu tik vieną setą, nes tai užtrunka labai ilgai. Šitos sudėjom. Ir nusipirkam dar 2 stekus XP bottle. Taigi, kelnes jau buvo, batai. Taigi, pasirodo viskas enchantinam. Taigi, už tai padarysiu dar vieną antkrūtinę. Enchantinsim. Teisybę pasakius, aš esu geras enchanteris ant šito servo, tik enchantinu bilenkaip. O žinau visas linijas, kaip gauti Protection 4. Ar kitko, jeigu šitą sudėtumėt su Protection 4, gautumėt Protection 4 Unbreaking 3. Tik dėkite Protection 4 priekyje. Taigi, pasidėkime visus šitos daiktus. Gerai, einame RSTP, o PvP. Kažkas siūlo super. Taigi, priėmėme LTP aprašymą. Taigi, aš čia PvP varau. Ir tiesa, aš darysiu atranką,
kadangi mano FC galbūt yra geriausias tam serverį, galbūt, nesakau, jog tai tiesa, tiesiog sakau galbūt. Darysiu atranką, kas laimės atranką, tas galės patekti mano FC. Kas nežino, kas yra FC, FC yra Factions, kaip mano epizodai. Tačiau čia bus Factions plus patarimai. Na ir labai įdomus PvP. Tarp kitko, bailys. Taigi, o užbaigiant, norėčiau jums padaryti ką ypatingo. Paoti šitą. Taigi, aš užbaigiant, enchantinčiau kauptuką, nesu dar bandęs. Pažiūrėsim, ar pavyks. Kad geriau nueisiu į varpenčią. Pažiūrėsiu, ar ant pirmą lygį mama jį enchantinti. Kauptuką neįmanoma enchantinti. Ai, ir teisingai. Aš noriu pasakyti, kad šiandien galbūt uploadinsiu Counter-Strike video. Todėl žiūrėkite į mano kanalą ir laukite video. Ir jeigu dar nepaspaudėte prenumeruoti, tai tuomet žinokite, galbūt laimėsite konkursą. Spauskit prenumeruoti, like ir palikit komentarą. Ir išrinksiu, o komentarą rašo jūsų Mucivenom Nika. Priimsiu į FC. Su jumis buvo, kaip visada, Lukikė, tai jau būt Lordis Latu ir viskas.